Sveiki. Palauksim, kol jis prisijungs. Sveiki visi, pamajuokit man ar parašykit ką nors, jeigu mane girdite. Šiandien kalbėsim apie tulžį. Iš tiesų, vis bandau per storijas kažkaip pasakoti apie tulžį, kiek ji yra svarbi, bet suprantu, kad dėl to, kad yra toks fragmentuotas komunikavimo būdas, ne, vieną dieną įeini kažką paskaitai, kitą dieną galbūt neįeini, nepaskaitai ir dingsta tas suvokimas. Šiandieną norėjau iš tiesų papasakoti apie tulžies svarbą ir dar mane paragino apie tulžį kalbėti mano kursas, kur aš dabar studijuoju, 3 dienų toks intensyvas su gydytoja. Ir taip vadinasi tulžis ir šiandieną nagrinėjom visas patologijas ir sutrikimus, kurie yra susiję su sutrikusiu tulžies nutekėjimu ir faktiškai bet kokį nusiskundimą jūs paimtumėte, nes vis tiek toj bazėje turim užtikrinti tinkamą tulžies funkciją. Ir mano tikslas kaip nutriciologas visgi padėti jums suvokti mitybos ir gyvenimo būdo svarbą tam, kad neišsivystytų kažkokios patologijos, kurias paskui reikės arba gydyti vaistais, arba jau taikyti kažkokį chirurginį gydymą. Dažnai mes apie tulžį galvojam tik apie tulžies akmenligės kontekste, ten, sakykime, yra pūslė ar nėra pūslės, bet iš tiesų šiandieną, kaip tik buvau stories paminėjusi, kiek yra skirtingų sistemų, kurios yra susijusios su tulžimi. Tai yra, žinoma, ir virškinimas. Tulžis atlieka labai svarbią funkciją riebalų virškinime ir žarnyno dezinfekcija. Tai yra mūsų svarbiausias antiseptikas. Jeigu jūs turite problemų su tulžies nutekėjimu, turėsit pilvo pūtimus ir parazitozę, ir kandidozę, ir visokius ten disbakteriozių rūšis, visokias jūsų žarnyne. Tai yra ir detoksikacija. Ne? Tai va aš dabar šį mėnesį, tai kovo mėnesį iš tiesų turiu 6 paskaitas, atidariau iš savo uždaro klubo galimybę pasiklausyti. Tai jeigu mes kalbam apie detoksikaciją, tai tulžis yra pagrindinė medžiaga, ne, kuri dalyvauja detoksikuojant ir išveda toksinus. Jeigu mes kalbam apie aukštą cholesterolį, tai irgi yra paskaita. Tai viena iš priežasčių yra aukštas cholesterolis ir prieš tai, kai mes bandom kažkokiais statinais arba augaliniais statinais tiesiog bandyti nuleisti tą cholesterolį tyrimuose, galbūt reikėtų pradėti dirbti su tulžimi. Jeigu jūs turite migrenas, ypač tokias migrenas, kurios yra susijusios su ciklu, ne, prieš mėnesinės, tai jums reikia pradėti dirbti su tulžimi. Tai šiandieną iš tiesų noriu pakalbėti apie tulžį. Ir mano pirmas klausimas būtų, ar jūs patirite tam tikrų simptomus, ir aš to juos išvardinsiu, galbūt netgi spėsiu ir čia parašyti, kad tie, kurie vėliau prisijungia, pamatytų, kurie yra susijęs su sutrikusiu tulžies nutekėjimu. Visų pirma, paimkim odą. Odos sausumas, pleiskanojimas, folikulinė hiperkeratozė, va čia tokie spogeliai, bet kokios egzemos ir netgi psoriazė. Nes psoriazė jau autoimuninį komponentą turi. Tai parašykite man komentarę, ar jūs turite sausą odą, galbūt pleiskanojančią odą, ar jūs turite kažkokius bėrimus, turite egzemą ar psoriazę. Parašykit, ar turite šitas odos problemas. Sausa oda. Tai vat ir labai dažnai mes galvojam, sausa oda reikia daugiau gerti. Ir tu geri tą vandenį, o oda kaip buvo sausa, taip ir buvo sausa. Iš tiesų tai yra labai svarbus lipidinis sluoksnis, tai yra mūsų riebalai. Ir iš tiesų, kol nesutvarkysi tulžies, nes tulžis emulguoja riebalus, kuriuos mes valgom, ir leidžia jiems pasisavinti, o kai mes juos pasisavinam, mes galime juos ir panaudoti. Taip pat, keratozė, sausa oda, bet ir vyrai tikrai čia nėra moteriška kažkokia problema. Tai gerai, bet tie, kurie neturi odos problemų, tai jums iš tikrųjų pasisekė. Tai labai gerai. Tai vat, jeigu turite odos kažkokias problemas, dėl ko tai gali atsirasti? Viena iš tokių priežasčių arba mechanizmų yra sutrikęs riebalų pasisavinimas. Yra labai geras ir pigus tyrimas, apie kurį aš pastoviai kalbu programą, pasidarykit, pažiūrėkite, yra ten riebalų likučių, riebalinės rūgštys, muilai, neutralūs riebalai, faktiškai neutralus riebalas, vat įėjo, taip ir išėjo. Tai jau galima įtarti, kad yra problemos su tulžies nutekėjimu. Tik iš jūsų išmatų tyrimų nereikia ten mokėti labai daug, ten 100 eurų už kažkokius mikrobiomo tyrimus, kai galima atlikti tą paprastą mikroskopinį tyrimą.
Toliau, imkim kitą kategoriją problemų susijusių su tulžimi. Virškinimo sutrikimai, pilvo pūtimai, viduriavimas, tuštinimas po kiekvieno valgio arba vidurių užkietėjimas. Jo, čia būtų tokie pagrindiniai. Pilvo pūtimas, refliuksas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas. Parašykit. Pilvo pūtimas. Kodėl negalim valgyti saldžių pusryčių? Nu, dėl tos priežasties, apie kurią kalbam. Jūs naktį miegat 8 valandas, pas jūs viskas stovi. Jums iš ryto reikia išjudinti ir tulžį ir pamaitinti jūsų organizmą. Duoti jam riebalų, baltymų, skaidulų ir jeigu jūs valgot saldžiai, jūsų tulžis stovi. Arba jeigu jūs praleidžiate pusryčius, irgi nelabai gerai jūsų tulžiai yra. Pilvo pūtimas, refliuksas, pilvo pūtimas. Pilvo pūtimas yra disbakteriozės požymis. Dėl to, kad bakterijos, kurios turi gyventi mūsų storajam žarnyne, tai yra gerai, mikrobiomas, sveria 2 kg iš jūsų svorio. Bet dėl kažkokių nepalankių priežasčių, kai trūksta tos dezinfekcijos, tos bakterijos išvešėja, užlipa aukščiau, užlipa į jūsų plonąjį žarnyną, jums dovanoja dujas, dėl to, kad bakterijos, ką jos moka geriausia daryti, fermentuoti. Jūs paduodat jiems vaisių, daržovių, galbūt, blemba, koks sveikas maistas, o kodėl man tokia simptomatika. Tai paduodat to maisto, jos sufermentuoja, jums tas dujas pagamina, pučia jūsų pilvą, gaunasi ir refliuksas, ir tie nemalonūs simptomai, nueina pas gastroenterologą, dažniausiai ten, Teglio-Žarnos sindromas, pagerkit probiotikų ar dar kažkas. Iš tiesų taip neveikia. Mums reikia atstatyti tą fiziologinę tulžies funkciją, kuri pas šiuolaikinius žmonės, kodėl tulžies nutekėjimas yra šiuolaikinių žmonių problema, dėl to, kad dauguma iš mūsų turi sėdimą darbą, stovi viskas, tai tas judėjimas yra labai svarbus, visceraliniai masažai. Mūsų maistas pagrindė yra perdirbti produktai, daug angliavandenių, daug vaisių, sakykime, netgi jeigu mes kalbame apie sveiką mitybą, mažai sveikų riebalų, mažai kartaus maisto mūsų racione. Ir disbakteriozei yra skirta atskira paskaita dėl to, kad tos disbakteriozės, taip vadinama SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, yra 3 rūšys. Būna vandenilė, būna metanų ir būna sulfidų. Sulfidai labiau yra susiję su Krono liga, ropiniu kolitu, tai irgi išskiria skirtingus metabolitus ir pažeidžia mūsų žarnyną. Iš vienos pusės turim ir uždegimą žarnyne, iš kitos pusės sutrikusi medžiagų pasisavinimą. Tai jeigu jūs dar prie tų pilvo pūtimo susidurėte su žemų B12, žemų feritinų, žemų baltymų ir jums atrodo, aš vartoju vitaminus, niekas nepasisavina. Pas mane yra pasisavinimo sutrikimas. Tai pas jūs yra disbiozė. Tai labai rekomenduoju prisijungti prie mano paskaitos. Šį mėnesį mes turime, faktiškai mes neturim šitų paskaitų prieinamų visada, tik kovo mėnesį ir kaina kovo 8 proga, moterų dienos proga yra su nuolaida. Tai žinau, kad kai kurie iš jūsų ir buvo mano programos webinarė ir kai kurie galbūt prisijungė, kai kurie neprisijungė, tai bet čia yra puikiai galimybė pagaliau suprasti kompleksiškai šią problemą. Po daržovių valgymo vidurių problemos. Tai irgi disbiozės yra požymis, nes daržovės turi daug lengvų tokių fermentuojamų angliavandenių, viskas, kas yra fermentuojama mūsų bakterijoms, yra maistas. Aš čia nekalbu apie kažkokias patologinės bakterijas, čia yra paprastos bakterijos, tiesiog jų labai daug. Ir jūs, kai duodat jiems fermentuojamų angliavandenių, tai yra daržovės ir vaisiai pagrindė, jos pagamina dujas. Tai reikia, galima, aišku, ten, jeigu mes, pas mus yra viena tik tais klinika, kuri daro SIBO tyrimus kvėpavimo, bet jų gydymo metodas irgi yra tik tais pašalinkim šitas bakterijas. Bet niekas negalvoja, tai dėl ko pas jūs išviešėjo grybelės, dėl ko pas jūs išviešėjo bakterijos. Tai mano paskaitoji, kuri vadinasi SIBO, pilvo pūtimai, ir galite parašyti paskaitos, jeigu negalite rasti, kur tos paskaitos yra, parašykite komentarą paskaitos, jums tiesiog ateis nuoroda į asmeninės žinutės. Aš duodu grinai 4 žingsnių programą, kur mes dirbam su gleivinėms, paskui atstatom tulžies skrandžio rūgšties funkciją, paskui, jeigu reikia, mes naudojam kažkokias fitoseptikus, ar ten kažkokius antibakterinius preparatus, jeigu su gydytoju, jeigu nusprendžia, ir tik paskui naudojam probiotikus. Tai va tie, kurie šiandieną klausosi laivo ir turi pilvo pūtimus, dar ne mano programoje, tai yra puikus pirmas žingsnis susipažinti su šituo sutrikimu ir suprasti geriau, kaip tą tulžį atstatyti. Gerai, kad rašot paskaitas, gausite visi nuorodas. Tai toliau, kita nesu virškinimu susijusi kategorija problemų, kurie susiję su tulžimi. Endometriozė, gausios menstruacijos, fibrocistiniai pokyčiai, galbūt krūtyse, miomas. Parašykite.
adenomiozė, endometriozė, gausios menstruacijos, fibrocistiniai pokyčiai krūtyse. Nu ir miomas ten pat galima irgi priskirti. Viskas, kas yra susiję su estrogenų dominavimu. O, Žilberio sindromą, jeigu turite, irgi galite parašyti. Adenomiozė, miomas. Vat jūs, merginos, moteris, galiu pasakyti, kad kol jūs nepradėsite dirbti su tulžimi, jūs šios problemos negalėsite spręsti. Ir tuo labiau, jeigu jūs jau daug metų turi šią problemą, reikia ne vienerių metų, tam, kad bent jau stabdyti šitos procesus. Žilberio sindromas, lygų, estrogenų dominavimas, lygų rizika tulžies akmenligės. Taip pat, čia tokios būtų mano įžvalgos. Dėl ko? Dėl to, kad, ir aš irgi, tie, kurie stebi mano istorijas, pasakoja, mūsų estrogenai, jie cirkuliuoja kraujyje ir atlieka labai svarbų darbą mums moterims. Po to, kai jie padarė savo darbą, jie turi, jie faktiškai kaip ir toksinas skaitosi, per kepenis turi pasišalinti iš mūsų organizmo. Ir kepenyse yra tam tikri procesai, pavyzdžiui, gliukoronizacija, kuri yra sutrikusi pas žilberšiukus, yra kiti susiję procesai, su metilinimu susiję procesai, kur dalyvauja vitaminai B, kurie turi tuos estrogenus surišti ir per žarnyną išvesti. Tai čia labai svarbu, kad nebūtų vidurių užkietėjimo, nes tada visi tie metabolitai, kurie yra jau tokie piktieji, kurie prisideda prie ląstelių augimų, gali būti gerybinis, gali būti onkologija, jie atgal absorbuojami į kraują ir tokiu būdu susikuria dominavimas estrogenų. Ne tų estrogenų, kurie yra kraujyje ir geri, todėl nei vienas kraujo tyrimas jums estrogenų dominavimą neparodys. Bet tie, kurie turėjo pasišalinti, ir šiaip užsienyje yra šlapimo tyrimai, pagal kuriuos jau galim estrogenų, ką jie padarė mūsų organizme, įvertinti. Ir yra 3 labai tokie išskiriami, jų iš tikrųjų yra daugiau, bet 3 pagrindiniai metabolitai, tai reiškia estrogenų metabolizmo galutiniai produktai. 2OH yra geras, apsauginis, o 4OH, 16OH yra blogas. Ir jeigu jų yra daug, jie veikia ląstelės pradeda augti, iš pradžių gali formuotis cistos, miomas, išvešėjęs gimdos audinys, bet tuo pačiu, jeigu mes nieko nedarom, gali ir supiktybėti. Ir moterims perimenopauzė tai tampa ir menopauzė ypač aktualu, dėl to, kad pradeda dominuoti kitoks estrogenas, estronas. Estronas yra nedraugiškas mums estrogenas, lytinėse liaukose jau mažėja estrogenų gamyba. Ir tas estronas iš tiesų ir pridaro tų bėdų, ir dėl ko visos mūsų skryningo programos ir prasideda nuo KEM 5, dėl to, kad ir netradicinė medicina supranta, kad visos rizikos didėja, kai prasideda ta perimenopauzė. Tai kai mes, nežinau kiek jums metų, turbūt įvairaus amžiaus, tai jaunesnės moteris dažniau susiduria su endometrioze, o jau vyresnio amžiaus su adenomiozė ir su, jau ten, sakykime, švešėjimais visokiais ir krūtų pokyčiais. Tai nesvarbu, kiek jums metų, jūs vis tiek turite suvokti, kad tulžis yra tas pagrindinis pirmas žingsnis, kuris yra svarbus. Ir aš rekomenduoju bent jau pradėti nuo mano paskaitos detoksikaciją, nes labai dažnai mes leidžiam pinigus nereikalingiams papildams, ar kažkokioms net programoms, 100 eurų susipirkę, kad galvom, čia 2 savaitės mes pavartosim ir mūsų organizme kažkas ten ženkliai pasikeis. Nepasikeis, dėl to, kad detoksikacija turi vykti kasdien. Ir mes kasdien turim užtikrinti ir tuštinimąsi, ir kepenų procesų įvairių palaikymą per mitybą, visų pirma, kartumynų įtraukimą. Mes turim užtikrinti pakankamą hidrataciją, dėl to, kad tulžis yra 95% vanduo. Ir jeigu jūs gerite 1 litrą vandens ir dar ir kavą, tai iš tiesų jūsų tulžis bus tiršta. Ir buvau neseniai gavusi tokį klausimą, sako, tai gal man negerti vandens, kad dar nepraskystinti tulžį. Tai čia reikia atskirti 2 dalykus. Jinai turi būti skista, tam, kad jinai lengvai judėtų iš jūsų hepatocitų į tulžies pūslę, iš pūslės į žarnyną, bet to pačiu jinai turi būti ir koncentruota. Ir pūslė iš tiesų atlieka vienintelę funkciją. Koncentruoja tulžį. Parašykit man, kas galvoja, kad kai pas jūs yra pašalinta pūslė, kad jūs neturite tulžies. Arba kas galvoja, kad tulžis yra gaminama pūslėje. Parašykit vienetą, jeigu galvojat, kad tai yra tiesa. Bet noriu išskaidyti tam tikrus mitus šiandieną irgi. Krūtyse cistos, miomas, adenomiozė. Tai mergaitės detoksikacijos paskaita, tai yra pirmas žingsnis.
Jeigu jau norite biški tokių konkretesnių žingsnių, kaip atstatyti tulžies nutekėjimą, tada pilvo pūtimai, dėl to, kad ten yra 4 programos schema, sudėliota žingsniais. Pirmas žingsnis, antras žingsnis ir taip judat. Aha, nu va, pašalinta 30 metų atgal. Ir jeigu turite, turbūt tarp jūsų yra tikrai žmonių, ne vienas, kuris jau gyvena su pašalinta pūslė ir faktiškai jūs ilgą laiką nepastebėjot kažkokių signalų, kūno ženklų ir tai privedė prie to, kad antiek susikaupė kristalai, tulžis nejudėjo visiškai, kad susiformavo akmenys. Įsivaizduokit, čia ne vieno mėnesio periodas, kad net reikėjo šalinti pūslę. Tai va, ir priežasties pašalinus pūslę nepašalinot. Tai va, tos kepenys, ten yra daug tokių latakų ir hepatocitai gamina jums tulžį. Ir dabar, kai jūs neturit pūslės, kepenų tulžis kitokia negu pūslės. Jinai tokia skista, beveik tokia gelsva, jinai nekoncentruota ir, aišku, jų funkcijų savo atlikti negali. Ir varva, pastoviai teka. Dėl to, kad pūslė tiesiog išleisdavo tą tulžį tada, kada jūs valgėte. Ir valgėt pagrindė riebalus. Dėl to, jeigu jūs prisilaikot riebalų neturinčios kažkokios mitybos, arba prisilaikot taisyklės, kad negalim valgyti riebalų iki pietų, arba jūs valgėt saldžius pusryčius, ar praleidžiat pusryčius, jūs didinant. Ir mes visi turim skirtingas polinkius, vieni turi didesnius polinkius, kiti turi mažesnį polinkį, bet didinant riziką tulžies sąstoviai. Nes tulžies reaguoja tik tais į riebalus. Kartu minus šiltą vandenį ar maistą ir riebalus. Čia tos 3 pagrindinės lygis. Bet jeigu jūs norit pagaliau kompleksiškai spręsti problemą, kviečiu prisijungti prie detoksikacijos arba pilvo pūtimų, arba ir tos paskaitos, nes paskaitoje apie pūtimus jau tokie yra konkretesni žingsniai sudėti, kaip žarnyną mums palaikyti. Va. Taip, dėja, pašalinimas neišsprendžia problemos, o dažnu atveju simptomų padaugėja. Dabar eina programa apie virškinimo hormonus ir imunitetą ir pilnaties grupėje aš teikiu tyrimų vertinimą. Šiandien turėjau dvi klientės ir vertinau tyrimus, abi su pašalinta tulžies pūslė ir visą krūvą įvairių simptomų. Ir nevirškinimo jausmas, ir vidurių užkietėjimas, ir raugėjimas, ir labai žemi vitaminų D lygiai, ir labai daug įvairių sutrikimų, ir pas vieną yra mioma, pas kitą kažkokie jau cistiniai ten pokyčiai, nes problema nepašalinta. Mes negalim pašalinus organą galvoti, kad tai neturės įtakos mūsų sveikatai, o to labiau galvoti, kad dingo priežastis. Labai didelę įtaką mūsų tulžies sąstovį turi estrogenai. O dabar mes turim labai didelę apkrovą estrogenų iš išorės, ksenoestrogenai, plastikas, ftalatai, visokie toksinai gali imituoti, plus virškinimas, kiek iš jūsų galbūt turi vidurių užkietėjimą, tai visą tai didina tą apkrovą. Gerai, dar kokie yra pas mus, galbūt ne taip akivaizdžiai galbūt susiję, bet migrenos, kas turi migrenos, galvos skausmus kažkokie yra, kurie cikliški ir galbūt priklausantis nuo ciklo. Taip pat jums irgi reikėtų žiūrėti į tulžies gerinimo pusę. Nežinau, jūsų galbūt netiek daug, tikrai migrena nėra tokia jau dažna diagnozė, bet jums specialiai iš savo klubo turiu migrenos paskaitą apie keletą skirtingų priežasčių. Vieni yra susiję grinai su hormonais, todėl jūs žinosit dėl to, kad tai bus cikliškai pasitaikinti. Kitas migrenos, kuris nesusijęs su ciklu, gali būti susijęs su histaminu ir kartais migrenoms padeda vaistai antihistamininiai, antidepresantai, kurie irgi veikia histaminą, ir taip pat gali būti susijęs su amoniaku. Amoniakas gali kauptis, kartais tai irgi yra genetiniai, kai yra toks transsulfatacijos ciklas, kuriame amoniakas kaip šalutinis toks produktas yra gaminamas ir jeigu yra sutrikę pas mus procesai, jo neutralizavimą mes irgi galim susidurti su migrenomis. Bet kokiu atveju visada pradedam nuo žarnyno. Iš ten ateina visi mūsų sutrikimai ir jeigu norėsit išrutuliuoti savo kažkokią problemą, vis tiek reikės pradėti nuo ten. Taip, užkietėję viduriai, pilvo pūtimas, ilgametė problema ir niekas nieko neranda. Pradėkit nuo mano paskaitos, kuri yra prieinama tik šį mėnesį. Taip ir vadinasi saibo ir pilvo pūtimai. Jums bus daug aiškiau, kas vyksta jūsų organizme. Ir užkietėję viduriai visada yra susijęs su prastu tulžies nutekėjimu. Dėl to, kad kai tulžies išsilieja,
ji patenka ant žarnyno, ir žarnynas pradeda taip judėti, ne, tą peristaltiką gerina. Aišku, ne tik jį. Ten ir tam tikri mineralai yra svarbus, ir valgymo režimas yra svarbus. Tai vidurių užkietėjimui mes turim būtinai užkirsti kelią, nes tai didina estrogenų dominavimo riziką. Tie estrogenai pas jūs nepasišalina, atgal absorbuojasi, užkietėjai viduriai visada yra onkologijos rizika. Jūs pagalvokit, čia aišku, ten kelias ne mėnesio, ne 2, bet yra sąsajos, ne, asociacijos. Taip, kas dar gali būti mums čia įdomu? Kas iš simptomų dar gali išduoti, ne, tokie, galbūt jau akivaizdų simptomai, tai yra sunkumas, diskomfortas po šonkaulių dešinėje. Taip galima apibūdinti šitą. Ir jeigu mes norim kraujo tyrimus atlikti, kaip aš galiu įtarti, ne, kad yra tulžies funkcijos pas mūsų sutrikimai, tai pagal bilirubiną, nes bilirubinas su tulžimi pasišalina, ir jeigu tiesioginis bilirubinas yra padidėjęs, jau virš 3,5, aš sakyčiau, kad jau stovi tulžis, ir tada pagal cholesterolį. Cholesterolis gali būti prie tulžies nutekėjimo problemų gali būti ir žemas, ten žemiau 4, dėl to, kad tulžis yra gaminama iš cholesterolio, cholesterolis su tulžis turi labai svarbias sąsajas, ir tuo pačiu, kai jis yra aukštas, tai irgi gali būti susiję. Ir labai dažnai, kaip aš jau minėjau, kai mes pradedam dirbti su tulžies reologija, jos tekme, cholesterolio rodikliai irgi gali pagerėti. Ne? O darom tai visą per mitybą ir gyvenimo būdą, tam, kad paskui nereikėtų gydytis. Dalyvaujate priešpirinėje dabar, tikslinga papildomai, nereikia jums atskirai, dėl to, kad tulžies buvo tema virškinimo paskaitoje, pas mus bus paskui laivo įrašas pas jūs patalpintas, o detoksikaciją mes aptarinėsim vėliau. Tai nerekomenduoju eiti 2 kursų iškart, dėl to, kad ir taip yra daug informacijos, jie rekomenduoju susikoncentruoti. Tai kol kas dalyvaukite programoje, kitus dalykus, bet tulžis, jūs visą su tulžimis susijusią informaciją turite virškinimo paskaitoje, kuri buvo pirmai. Gerai, aš turėjau čia, žinokit, irgi klausimėlių. Va, noriu paklausti, jeigu jau aš apie cholesterolį kalbėjau, kas turi aukštą cholesterolį ir labai dėl jo pergyvena? Cholesterolis. Baubas ar draugas. Iš tiesų turi paskaitą apie cholesterolį ir apie priežastis ir skirtingus jo mažinimo būdus. Aš nesu, sakykime, tokia, kad aš ten, aš visada prieš vaistus, ne, bet aš tuo pačiu visada pabrėžiu. Netgi, jeigu jūs vartojate vaistus, statinus, jums tuo labiau reikia taikyti tos integratyvius metodus, kasdienius, ne, mityba, kažkokie papildai, kurie galbūt neutralizuos statinų poveikį, tai yra fizinis aktyvumas ir visi kiti dalykai. Va, aukštas cholesterolis. Tai būtinai užeikite į mano paskaitą apie cholesterolį, sužinokite, kaip natūraliai mes galim jį mažinti. Iš tiesų, ten pasakoju ir apie tyrimus, rodau skirtingus pavyzdžius, nes labai dažnai mes ten galvom tik apie bendrą cholesterolį, bet mums labai svarbu pasižiūrėti jo frakcijas, taip vadinamas geras ir blogas, tai iš tiesų blogas, jis yra labai geras ir jis yra reikalingas, iš jo ir gaminami, pavyzdžiui, ir lytiniai hormonai, ir mūsų kortizolis, streso hormonai, ir bendrai mūsų ląstelių membranos, tai yra statybinė medžiaga. Bet kai sutrinka ta recirkuliacija, ne, tada atsiranda problemos. Tai iš cholesterolio, jeigu tai pasakyčiau, tai man visada daugiau nerimo kelia aukšti trigliceridai, ir iš tiesų statinai ne visada netgi trigliceridus veikia, tai čia vis tiek be gyvenimo būdo korekcijos neišsivesite. Tai cholesterolis gausite ir mitybos rekomendacijas, ir papildų schemas, priklausomai nuo to, su kuo jūsų cholesterolis gali būti padidėjęs. Ar tai yra jūsų skydliaukė, hipotireozė, ar tai yra artėjanti menopauzė, ar tai yra sutrikęs tulžies nutekėjimas, ar tai yra angliavandeniai, ne, tai yra kažkoks toks sisteminis uždegimas, angliavandeniai, jų perteklius ratione, tai priklausomai nuo to galėsite savarankiškai netgi pasižiūrėti, ką galėsite koreguoti. Labai geras pirmas žingsnis. Taip, dabar man rašė taip pat klausimukus, žinau, buvau langelį palikusi šiandieną stories, tai vis tiek noriu atkreipti. Įrašas bus, Adisono sindromą daug nepapasakosiu, nes vis tiek čia yra jau diagnozė, čia jau turėtume dirbti su gydytoju. Aš labiau dirbu su tais funkciniais sutrikimais, kaip streso pasiekmėmis.
Ar įmanoma ištirpdyti akmenis tulžyje? Nu, priklausomai nuo dydžio. Aš dabar kalbėsiu, galbūt, žinokite, savo šeimoje turiu tulžies akmenligį, todėl labai ten aktyviai dalyvauju ir eksperimentuoju, ir tulžies pūslė iki šiol yra išsaugota, ir tulžies akmenis ir drumzles mes ištirpdėm, bet čia, žinok, nenoriu duoti kažkokių tokių bendrų rekomendacijų, dėl to, kad ne kiekvienam žmogui jos tinka. Bet galiu pasakyti, kad iki 1,5 centimetro tikrai, ar jeigu jūs ten turite sladžią ar drumzles, tikrai galima kažką padaryti ir tulžies pūslę išsaugoti. Tai va, apie tyrimus pakalbėjau, kaip nustatyti, programą pasidarykite, pažiūrėkite, ar yra ten riebalų likučių. Jeigu turite pilvo pūtimus, tai jau galim sakyti, kad turite problemų su tulžimi. Einate paskaitą pilvo pūtimai, SIBO, susipažinot, kaip tai yra susiję. Taip pat kraujo tyrimuose man bilirubinai ir cholesterolis irgi duoda tokią užuominą ir tada jau galiu kažką rekomenduoti individualiai. Odos pasausėjimas yra susijęs su tulžimi. Ar čia yra vandens? Vanduo svarbus, dėl to, kad tulžis visgi didžioji dalis, 95% yra vanduo, hidratacija užtikrina tulžies, sakykime, reologiją, bet tuo pačiu odos sausumas vis tiek bus susijęs su sutrikusiu riebalų pasisavinimu. Ar įmanoma išsaugoti tulžies pūslę, jei yra akmenų? Pasakiau, kad priklauso nuo to dydžio. Ir vėlgi, jeigu jūs susidurėt su tuo, kad jums kas mėnesį reikia važiuoti su greitį ir dėl užstrigusio to akmens, tai yra tam tikros indikacijos, čia vis tiek jau su gydytoju reikia spręsti. Aš labiau dirbu su tais funkciniais dalykais. Man daug svarbiau, kad ten pas jūs nieko nesusiformuotų. Kuo anksčiau jūs pradėsit su tuo dirbti, nors mano praktikoje irgi buvo tokių atvejų, kada ateina klientai, sako, pas mane nėra pūslės. Sako, gerai, jūs ten matėt, kad ten buvo maži ten akmenukai ir drumzlės. Sako, ne, aš atėjau, jau jinai buvo pilna. Tai ant kiek nesiklausyti savo kūno, nes tikrai tas negalėjo praeiti visiškai nepastebėtai. Diskomfortas, sausumas, vidurių užkietėjimas. Galvokite apie tos simptomus ir kūno ženklus, kad susiformuotų tiek daug akmenų, kad reikėjo jų organą šalinti. Tai mano visgi tikslas padėti jums per tuos gyvenimo įpročius, kažkokius, kuriuos jūs įgysit tos paskaitos metu apie SIBO ir pilvo pūtimus, kad profilaktuoti visas kitas problemas. Histamino netoleravimas. Mano dukra 8 metai. Ar tai yra susijęs su tulžimi? Tai visada bus susijęs su tulžimi ir ten toks būna atvirkštinis ryšys. Ir vienas tulžis įtakoja histaminą, atsakingus histamino metabolizmą, bet tuo pačiu histaminas didina tulžies sąstovį. Nes bendrai, jeigu mes kalbam apie histaminą, tai yra biogeninis aminas, kurio tikslas, tai yra dalis mūsų imuninės sistemos, bet jeigu mes pagalvotume apie, ten, sakykime, užgulusią nosį, sakykime, kas turi alergijas arba ten susirgęs, tai yra histamino poveikis. Tai yra pritvinkimas, paraudimas, kongestija. Ir jie atlieka labai svarbu vaidmenį, apriboja tą vietą, priplūsta ten ląstelės, kurios jums padeda susidoroti su kažkokiu patogenu ir infekcija. Tai faktiškai mūsų irgi žarnyne, kur histaminas irgi yra išskiriamas iš mūsų žarnyno tam tikrų ląstelių, atlieka apsauginį vaidmenį. Ir histaminas ateina ir su maistu, yra maistas, kuris turi daug histaminų, pavyzdžiui, ten visas fermentuotas maistas, pomidorai turi daug histaminų, viskas, kas pagulėja, koks faršas, irgi turi daug histaminų. Ir, mes turim tam tikrus fermentus, kurie neutralizuoja. Bet jeigu kažkas ateina, kas mūsų organizmui yra nepažįstama, mūsų imuninė sistema susiaktyvuoja, yra tokios putliosios ląstelės, kuriuose yra tas histaminas, ir yra bazofilai. Jos jūs galite iš tiesų matyti savo kraujo tyrime. Jeigu jie yra virš vieneto, jau čia reikia pagalvoti, ar nėra tas histaminas aktyvus. Bet kokiu atveju mes galvojame apie žarnyną, pralaidų žarnyną, mes galvojame apie ląstelių membranų stabilizaciją, tų pačių putliųjų ląstelių, mes galvojame apie tulžies nutekėjimą. Jeigu mes kalbam apie 8 metų vaiką, tai yra tam tikri periodai, bet čia jau iš endobiogenikos, kada mes fiziologiškai, vaikai, dėl ko jie susiduria su tuo atopiniu dermatitu, dėl to, kad fiziologiškai turi žemesnį kortizolį. Paskui išauga iš to ir kaip ir ta problema dings. Tai mes tada turim galvoti, kaip tada palaikyti tą kortizolį, kad užslopintų jisai histaminą. Nes kortizolis visada slopina histaminą. Dėl to tie kremukai, kurie išrašomi visokioms alergijoms, tai jie veikia. Ar sisteminiai kažkokie steroidai veikia irgi tas alerginės reakcijas, visas histaminą
Ir mes turim tas natūralius procesus organizme. Tai aišku, reikėtų žiūrėti, bet su tulžimi jūs neprašausit. Jeigu pradėsit dirbti su tulžimi, niekada neprašausit. Taip, kokių augalų arbatų būtų gerai vartoti tulžies nutekėjimui? Aš visada rekomenduoju pradėti nuo kiaulpienių šaknų. Taraksum, kiaulpienė mažai turi kažkokių kontraindikacijų. Nerekomenduoju pelyno ar dar kažkokių agresyvių kartumynų, nes jeigu jau ir taip turit tulžies sąstovį, jums gali duoti didelį diskomfortą. Įsivaizduokit, ten tiršta tulžis, suspazmuota jūsų pūslė, jūs dar ten varote tų kartumynų. Tai pradėkit nuo maisto. Biškį imbiero, biškį ten, sakykime, kokią greipfruto skiltelę prieš valgį, kiaulpienių šaknų arbatą pusę puodelį prieš valgį. Tai jau labai švelniai, su meilė savo, mažai žingsneliais. Kaip dirbti su kepenimis? Užeiti pas mane bent jau į paskaitą. Jeigu ne į programą apie virškinimą, hormonus ir imunitetą, bet bent jau į paskaitą pilvo pūtimą ir SIBO. Ten bus daugiausiai informacijos. Bet tuo pačiu ir detoksikacija. Jos tokios papildančios. Nėra tai, kad ten bus besikartojanti kažkokia informacija, nesidubliuos. Tai gali paimti ir detoksikaciją, ir gali paimti pilvo pūtimus ir SIBO. Ir jums susidarys labai toks geras vaizdas. Maistas. Viskas galvoju apie maistą ir kaip mes čia jūs sėdim. Dar gali pasėdėti. Taip, jeigu tulžies nebėra, ar reikia papildomus papildus vartoti? O kaip jūs manot, jeigu jūs neturite organo, kuris buvo labai svarbus jūsų virškinimui, ar jūs galėsite apsieiti be papildų? Tikrai reikės. Kokių? Paskaitoje. Taip. 2 cm akmuo. Jau su tokiu, bet kokiu atveju, jūs turite daryti viską, kad jisai neaugtų ir nesiformuotų nauji akmenys. Tai va, toks tikslas. Jeigu ir net jisai neištirps, ne? Jeigu turite jau kažkokių akmenų, sladžių, labai atsargiai su kartumynais. Labai atsargiai. Nes viskas, kas stimuliuoja tulžį, gali išjudinti tos akmenis, todėl jums šitą rekomendaciją reikia. Aukštas hemoglobinas. Pagal vieną rodiklį sunku pasakyti, reikia žiūrėti hematokritą, kuris rodo, galbūt jūs tiesiog mažai vandens vartojate. Ir tada visi rodikliai bus padidėję. Taip. Ir va, čia viskas. Pažiūrėsim. Nežinau, dėl ko čia klausia, truputį virš 6. Kas virš 6? Čia cholesterolis ar bilirubinas ar kas čia? Taip, cholesterolis greičiausiai. Tai virš 6, jau aukštokas, bet reikia pasižiūrėti kokias priežastis. Galbūt su tulžim reikia aiškiai padirbėti. Ir galbūt jisai nusileis, galbūt kažkokie augaliniai preparatai, galbūt jūs jau ten arčiau menopauzės, galbūt pas jūs yra hipotireozė. Visi šitie dalykai yra svarbus. Kartais jie eina komplekse, ne taip, kad čia tikrai dėl ten skydliaukės, bet būna, kad ir skydliaukė ir ten tulžis, ir tada vis tiek iš šitų pusių reikia pradėti dirbti. Aš tiesų labai dažnai pradedu, kai ir dirbu su klientais, mano tie pirmieji žingsniai, pirmosios rekomendacijos yra labai tokias paprastos. Mes nestatom namą nuo stogo, mes dirbam su baziniais dalykais, su pamatu ir tai yra, žinokit, gleivinės, mūsų svarbiausia, netgi tas tulžies lavimas yra, tokių uždegiminių sausų gleivinių nėra labai naudingas. Mes vis tiek gleivinės, tada ten tą tulžį pastimuliuojam, dirbam su žarnyno pralaidumu, jeigu reikia, naudojam fitoseptikus. Bet prie to reikia dar prieiti. Ar vartoti omega? Vėlgi, kokiam tikslui? Matot, visi papildai, aš savo nuomonę visada išreiškiu ir pasakau tik kažkokiam kontekste. Jeigu jūs man parašysit, kokiam tikslui jūs norite vartoti omega, šiaip jinai tikrai neturi kontraindikacijų, daugumą 1 gramo tikrai reikėtų, dėl to, kad mes ir taip savo racione labai daug omega 6 turim ir mes turim subalansuoti. Ar jūs gausite omega 3 iš maisto, ten aišku reikėtų ten laukinių, riebių žuvų, bent ten keletą kartų per savaitę. Aišku, tai ir švarumą reikia užtikrinti, kad nebūtų sunkių metalų. Tai, sakyčiau, kad 95% taip. Bet jeigu turite uždegiminius procesus, jeigu turite aukštą cholesterolį, riebalų pasisavinimo sutrikimą, tai tuo labiau. Paklauskite, ar aukštas feritinas gali būti susijęs su tulžimi? Ne, tokios tiesioginės nėra. Aukštas feritinas, jeigu jūs neturite hemochromatozės, tas toks genetinis sutrikimas bus dažniau susijęs su uždegimu, nes tai yra mūsų uždegimo baltymas. Ir jeigu turite aukštą feritiną, moteriams jau virš 100 aš susirūpinčiau, pagalvočiau, ar nereikėtų pasižiūrėti,
Ir gydytojui ten, pavyzdžiui, echoskopiją pasidaryti. Labai dažnai kepenų suriebėjimas bus asocijuotas su aukštu feritinu, bet būna ir autoimuninės lygos, kurios susijusios su aukštu feritinu, nes toks uždegiminė tokia reakcija. O vyrams 150, sakyčiau, maks. Ne? Bet irgi, reikia žiūrėti kliniką, reikia žiūrėti kitus rodiklius. Taip. Kraujo tirštumas didelis, sportuoja reguliariai, nevalgo riebiai. Tai kad riebiai nevalgo, man žinokit, čia nėra kažkoks geras dalykas. Ne? Mes turim valgyti pakankamai riebalų, nes riebalai yra svarbus, nepakeičiami. Jeigu be angliavandenių mes galim gyventi, tai be riebalų ir baltymų mes išgyventi negalim. Tai reikia žiūrėti, kodėl taip yra. Aukštas B12. Kepenį žiūrėkit, nes B12 yra deponuojamas kepenyse. Taip. Šiandien nėra gliukozės tema, šiandien yra tulžies. Jeigu turit kažkokių klausimų dėl detoksikacijos, dėl tulžies, virškinimo pilvo pūtimai, cholesterolis, endometriozė, estrogenų dominavimas, va šiandieną šitos temos pas mus yra. Kalbėti apie pilvo pūtimą, tai vertėtų sunerimti, jei kasdienis dalykas. Taip. Ir ne tik žinokit, galvokit, kad pilvo pūtimas. Pilvo pūtimas taip yra kūno ženklas, ne? Kas negerai mano organizme. Dėl ko tai gali vykti? Greičiausiai tai bus disbiozė. Ir kai pradėsi dirbti su tulžies nutekėjimu, gali palengvėti, bet ne visada. Nes būna, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie kokią kandidozę, kuri irgi duoda pūtimus, žarnyno, būtent ne pienligė, tai kandida turi dvi formas. Jinai būna sporų forma, normali mūsų mikrofloros dalis, dėl to būtent galbūt ir ta tyrimai yra sudėtingesni, nes jį tiesiog ten yra. Bet jį gali įgauti gifinę formą ir tada pas jį atsiranda kiautas, toks kojelės, grinai grybas, jinai gali įaugti į mūsų žarnyno gleivinę. Kiautas yra labai atsparus, mes negalim ten pagerti monolaurino ir tiesiog tikėtis, kad tai padės. Ir aišku, jinai dar turi labai didelį įtaką mūsų potraukių saldumynams, turi sąsajas ir su pienligė, nes vis tiek ten jie dalinasi to bendrų mikrobiom ir turi įtaką mūsų smegenims netgi, tai toks smegenų rūkas, ir netgi buvo viena knyga parašyta apie vaikus su autizmu ir jiems taikė antimikotinį gydymą, tai reiškia antigrybelinį. Ir tai buvo vaikų grupė, kuri net nekalbėjo, buvo tiesiog tokia pažangesnė, sakykime, forma autizmo, tai po antimikotinio gydymo vaikai pradėjo kalbėti, net knyga yra parašyta. Tai čia aš tik noriu pabrėžti, kad mūsų žarnynas turi labai didelę sąsają. Jau visi žino apie tą gut-brain axis, gut-brain connection ir knygos parašytas, bet, pavyzdžiui, kandida gali taip komunikuoti ir veikti mūsų depresiją, nerimą ir netgi mūsų potraukius kažkokius, kažkokiam maistui irgi reguliuoti. Tai kandida kodėl išvešėja pas mus žarnyne? Nėra dezinfekcijos. Dezinfekcija pas mus užtikrina skrandžio rūgštis ir tulžis. Tulžis, stipresnis muilas, tulžinė deda į tos skalbimo miltelius įvairius, tam, kad pastiprinti tas savybės. Ir turim visi dirbti su tulžimi. Tai va, labai tikiuosi, kad biškį jūs taip sujaudinau, kad taip, visoms reikia, ne tik toms, kurios turi akmenis, visos turim galvoti apie tulžį. Tai kokia magnio forma geriausia tulžies funkcija? O, geras klausimas, iš tiesų, magnis turi labai daug įvairių formų ir ten priklausomai nuo to, ką mes norim pasiekti, galim rinktis, skirtingas. Tai jeigu tai ne oksidas ar ne sulfatas, aš sakau, kad bet kokie tinka, Jeigu turite vidurių užkietėjimą, akmenukus inkstuose, imam citratus. Jeigu norit grinai pagerinti tulžies reologiją, tai yra magnio tauratas. Tauratas tai yra sujungta su magnio forma su taurinu. Taurinas yra tokia aminorūgštis, kuri taip pat yra mūsų tulžies dalis. Kaip ir glicinas, taurinas ir glicinas, tuos dvi aminorūgštys taip pat užtikrina tulžies reologiją. Užtikrina, kad jinai būtų skista, gera, koncentruota ir atliekanti savo funkcijas. Tai va, magnio tauratas. Grybelinės infekcijos beveik visos bus. Tai detoksikacijos paskaita, nuo jos reikėtų pradėti. Ne jums, galbūt jūs programai, kol kas susikoncentruokim į tulžę, bet detoksikacijos paskui tada galvoti. Taip, kartais paskausta dešinysis šonas po mentim. Viduriavimas pikinis
Taip, žinokit, Rima irgi gali būti susiję. Dešinysis šonas, tai kurie žmonės galvo, kad čia ten pas mus kasa, nu, gali, aišku, bet dažniausiai, kai kasos problemos, tai yra skausmai per visą pilvą, ne kažkur ten vienam šonį. Šiandieną kaip tik šitą gydytoją šiandien paskaičiau, sakė, kad jeigu skauda po dešinių šonkaulių, vis tiek problemus reikia ieškoti po, taip, dešinysis, gerai, čia taip, problema su ta žymė, bet jeigu netgi pas jūs po kairių šonkaulių skauda, vis tiek reikia ieškoti problemas kitoje pusėje. Taip, įrašas bus, patalpinsim, nu, dažniausiai nuo citrato viduriuojat, jeigu viduriuojat, magnis bendrai atlaisvina lygiuosius raumenis, tai galite reaguoti į magnį, tai tiesiog mažom dozėm per visą dieną, pavyzdžiui, ten po 100 gramų, po 200 gramų, bet 3 kartus per dieną nevartokit didelių dozių. Taip, reikia tulžies fermentus vartoti, jeigu neturit puslės, su oksbail, tulžies druskos, turit vartoti visą gyvenimą. Bet vėlgi nenoriu, kad jūs iš laivo dabar darytumėt savo iškart išvadas, ne? Nu, turit kontekstą suprasti, todėl ir yra paskaita, nes laivo metu neįmanoma išaiškinti visų sąsajų, paaiškinti kontraindikacijas, neįmanoma paaiškinti kitų dalykų. Laivo tikslas tiesiog paskatinti jūs galvoti, ne? Tai va, o jeigu norit jau konkrečių sprendimų, tada programos, paskaitos, konsultacijos ir visa kita. Nu ką, porą klausimėlių dar ir baigsim. Jūratė, jeigu turite labai daug skausmų, echoskopiją, nu, aišku, jūs turite pasidaryti gastroskopiją, kolonoskopiją, ne, kalprotektinas, tai uždegiminis ten toks markeris yra. Čia yra dujos, ne, nu, ta dirgliožarno sindroma vis tiek tai yra eliminacijos diagnozė, jūs turite visus tyrimus pasidaryti, tada tik galim sakyti, kad čia yra funkcinis sutrikimas. Tikrai įsitikinti su gydytojais, pasidaryti visus tyrimus ir patvirtinti, kad tai nėra organinė kažkokia priežastis pas jūs. O toliau jau ieškoti, gal tai yra ir Krono liga, gal tai yra ten, sakykime, kažkokie kiti autoimuniniai procesai, ne, kurie galbūt ne visada yra matomi. Jeigu pas jūs yra puslėje pilna akmenų, vėlgi, kiek aš iš savo studijų, pavyzdžiui, irgi mano mokytoja gastroenterologė, kuri visada už maksimaliai, kiek galim išsaugoti puslę, tiek saugom, bet pas ją yra dvi sąlygos, kada rekomenduoja šalinti, tai arba labai dažni priepuoliai, o antras, kai ji yra pilna akmenų, yra nefunkcionali. Tokiais atvejais jį rekomenduoja. Bet žinokit, dėl jau chirurginių kažkokių intervencijų, čia turėtumėt jau spręsti asmeniškai su gydytoju, ne, aš tai galiu savo nuomonę išreikšti, bet netgi priėmus sprendimą, pašalinus tą puslę, jūs turėsite dirbti su priežastimi, ne, nu, dėl ko pas jūs susiformavo diagnozė. Latakai lieka, ne, sakykime, kepenis ir toliau gamins tokią tulžį, kuri bus linkusi į kristalizaciją, ne, į akmenų formavimą. Kas pas mus čia vyksta dar? Nieko, ne? Nu ką, aš manau, kad šiandieną baigsim. Aišku, dar apie tai kalbėsiu, nes visą kovo mėnesį mes turim 6 paskaitas, 4, kurios yra susijusios tarpusavyje, galim sakyti, ir visos atsirėmė į tą tulžį, dėl to ir nusprendžiau šiandieną tą laivą padaryti. Cholesterolis, pilvo pūtimai, detoksikacija ir migrenos. Turi bendrą sąsają su tulžimi. Visos papildo vieną kitą, tai nėra informacija, kuri dubliuojasi, tai jeigu temos yra aktualios, tikrai galite prisijungti prie jų, iki net gegužės galo prieiga yra, tai tikrai rasit laiko peržiūrėti. O toliau mes turim dar 2 tokias ypatingos paskaitas, tai yra anti-age, aš labai domiuosi visom tom strategijom, senėjimo teorijos, kaip galima adaptuoti savo mitybą, ką pašalinti, ką įtraukti, ne, papildai, kas gali įtakoti mūsų senėjimo procesus, tai yra tokia paskaita, tai jeigu galbūt jinai, nu, ne tik sprendžia problemą, kuri yra dabar, bet senėjimo procesą aptaria ir duoda tokias praktinės rekomendacijas. Vėlgi, per mitybą ir gyvenimo būdą, ne per kažkokius vaistus. Ir kita paskaita, aš jau pamiršau, kokia ten 6 pas mus paskaita buvo, autoimuninės lygos, kurios aš joms turbūt skirsiu atskirą laivą. Dėl to, kad pati turiu autoimuninę ligą ir dėl to, kad, nežinau, vėlgi programoje, kiek dabar dalyvauja moterų, nu, kas antra ateina su kažkokia autoimuninė liga. O kai dariau mini kursą apie geležį,
Tai mes kurso metu tikrai atradom ir celiakiją, nuėjo žmonės pasitikrino, ir kitas ligas, kurios turėjo įtakos, ta pati hipotireozė. Tai kviečiu jungtis prie paskaitų tik šį mėnesį ir liko kiek? 3 savaitės, ne, pas mus. Jau balandžio mėnesį prisijungti galimybės nebus. Jeigu nerandate, nepilnatyje nėra anteičių. Mes aš suprantu, kad jinai pilnatys, ar atrodo, kad ten turi būti viską, bet jūs po programos, po virškinimo hormonų imuniteto galėsite prisijungti prie klubo. O klubas jau turi visą savo biblioteką, faktiškai visos šitos paskaitos yra iš klubo. Tai jūs turėsite prieigą prie šitų paskaitų nemokamai. Bet tam, kad patekti į klubą, iš pradžių reikia užeiti į programą. Ne? Bet pradėkit nuo paskaitų, nes tai yra tikrai geras pirmas žingsnis. Ačiū Jums, kad skirite man laiko. Linkiu visiems sveikatos ir skystos, koncentruotos tulžies ir viso